Badauskai vagė ir iš 100 su trupučiu iš karto 500 su viršum. Tai yra 0,5 kilovatų. Šaldytuvas su akvariumu negali paimti per valandą po 0,5 kilovato. Buvo 3 metai fiksuojam nuo 19 metų, kad šaldytuvas akvariumas, tie patys įrenginiai pas mūsų yra 0,1 kilovatvalandės te paima. Dabar gaunasi 0,5. Tai yra 400 kilovatų, 0,400 kilovatvalandžių Badauskai vagė. Ir tebėra visi užrašai, video įrašai nuo 19 metų. Badauskai toliau demonstruoja, kad vagė, susimokam ESO ir galim vogti, nes ESO mus dangstys. Policija mus dangstys, nes jie turi galią virš paprasto žmogaus. Jie ignoruoja įstatymas 228 straipsnį, piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi. Ką padarys ubagė? Kai Badauskienė sakė, pavadino mane ubagė, nors patys pasirodo didesni ubagai, negali susimokėti už internetą, negali susimokėti už elektrą. 14 metų mes jiems apmokam sąskaitas. Nors pinigų turi, vaizduoja didžiulius ponus, bet pasirodo dar didesni ubagai, negu mes su vaikais, su dukrytėm esam. Net maistą vagė. 14 metų ir šiltnamius, braškės, uogos, nors vos mažas lysvėlis te buvo padarytas ir tas pačias iškasa išvagė. Vagė augalus, negali į sau leisti nusipirkti, nors investuoja į kriptovaliutą po 300 000 ir daugiau, apvoginėja žmonės, dvigubą buhalteriją, užsidirba pinigų pakankamai, kad galėtų ir pragyventi ir nusipirkti kilogramą braškę ar kokią nors gėlę. Toliau vyksta vagystės ir atvirai vyksta vagystės. Visas amperas. Visą amperą. Tai yra 500 vatų, tai yra 0,5 kilovatų. 1000 vatų 1 kilovatas. Tai Badauskai pasijungia, suka elektrą atgal. Antrą fazę matom visais 200 kW mažiau. Badauskai pirmą fazę vagė. Kilovatas 700. Amperas 1,8 vato. Amperų, tai yra 1,8 amperų. Tai yra labai stipri vagiama elektra. Šaldytuvas ir akvariumas negali šitiek paimti. Pats provincijos skyriaus viršininkas Klemensas sakė, kad mano įrenginiai negali šitiek suvartoti elektros energijos. Nedaugiau kaip 150 kW mes galėtume per mėnesį naudoti su skalbyklė. Tai yra kiekvieną savaitę plaunant. Elektra yra vagiama, toliau perjungus į antrą fazę. Matosi, kaip puikiai ir labai net greitai sukasi skaičiukas. Badauskai net 2 amperai. 328 vatai ir net 2 amperai. Tai yra Badauskai toliau vagia elektrą. Palei amperus paskaičiavus vatus visiškas netitikimas. Absoliutus netitikimas yra. Skaičiukai sukasi labai greitai. Matom mažiau vatų, bet daugiau amperų. Antroji fazėje. Tai yra visiškas įrenginių klaidinimas. Elektros vagystė vyksta. Jei pirmoji fazėje
buvo virš 500 vatų ir 1,7, tai dabar 300 vatų. Rodom net daugiau amperų. Badauskai toliau įsilaužė į įrenginius, klaidina įrenginius, elektrą suka atgal, fiksuojame amperis 1,8.